Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Nesimaišo čia man tos kortos šiandien kažkaip. Tai ir nesvarbu, jos vis tiek pakankamai sumaišytos. Ir 4 mum išsirinkt. Va, prašau. Ir to jau pasakysiu apie jas. Tiksliau, jos pasakys mum viską apie save. Oi, kokia puikia korta. Valdovė, imperatorė. Jūs rytoj valdovės ir valdovai. Jūs rytoj būtinai, neišvengiamai, iš pat ryto prieikit prie veidrodžio ir priminkit savo apie tai. Priminkit, kad jūs valdovai, kad jūs valdovės, kad jūs tiesiog viską tvarkot savo gyvenime pagal savo skonį. Ir jūs rytoj todėl, kad taip ir yra, gausit puikiausius rezultatus savo darbuose ir planuose. Gausit dovanų, gausit energijos nuveikti visokiam savo darbam ir sutvarkyt viskam aplinkui taip, kaip jūs mėgstat, kaip jums patinka. Jūs rytoj visą dieną, kaip iš ryto nustatysit, džiaugsitės ir gerėsitės savim, gerėsitės savo darbais, savo vaikais, savo aplinką ir savo viskuo. Nepamirškit to padaryti, neįkriskit netyčia į kokį nors liūdesį, nes jeigu pamiršit apie tai, gali tai ir neįsipildyti. Bet jeigu jūs nepamiršit, jūs džiaugsitės visa savo diena, džiaugsitės visais savo pasiekimais, visais rezultatais, visom dovanom ir viskuo, kas tik jūsų kelyje pasitaikys. Jūs tai būtinai nudžiugins. Taip, ir šita mieloji karalienė, tai ir grožio, ir meilės, ir kūrybos karalienė. Jūs rytoj atsibudę prisiminsit, kaip jūs mylit savo pasaulį, kaip jūs mylit savo namiškius, kaip jūs mylit patys save, kaip jums pasisekė šitai puikiai gyvent šitam pasaulį. Jums ateis kūrybinių minčių. Jūs galbūt pasieks nauja meilė arba sena meilė, arba jūs tiesiog pasidžiaugsit savo meilę, savo širdį, jūs spindėsit, švitėsit, gausit dovanų, visi aplinkui rinksis pasišilti jūsų energijoj, pasigrožėti jumis, pasigrožėti jūsų aplinką. Jūsų populiarumas dar labiau padidės. Jis ir taip jau yra nemažas, reikia prisiminti ir pridurti. Ir va tokia puikia diena, tokia puikia, energinga, šilta diena jum ateina. Ir taip pat nepamirškit šito pastebėti. Pasidžiaukit savim nuo pat ryto iki pat vakaro. Taip. O čia truputėlį, tai klajūnas, tai naujokas, tai toks asmuo, kuris nežino, nepripažįsta nė baimės, nė kokios nors tvarkos, nė gėdos. Jis eina ir džiaugiasi savo gyvenimu ir ima viską, kas jam patinka. Jis tikrai neabejoja, kad jam pasiseks. Ir rytoj jūs, jeigu jūs kažko visada norėjot, bet jums sakė aplinka ir aplinkiniai, kad tai tau nepasiekiama, tu per senas, per jaunas, per storas, per plonas, per mažas, per kažkaip, tai nieko netikėkit. Viską jūs galite rytoj pasiekti. Jums tikrai niekas netrukdys. Viskas, kas jums manot, kad trukdo, yra jūsų galvoj, jūs tiesiog tai pamiršit.
Jūs taip norėsit to, ko jūs norit, to savo tikslo, to savo žaislo, to savo pasiekimo, kad jūs pamiršit visas baimės, o nueisit ir pasiimsit. Ir vakare nustebę džiaugsitės, kaip aš tai padariau, kaip aš tai gavau. Nejaugi tai man viskas, taip, viskas jum, jūs galit eiti ir pasiimti ir džiaugtis. Nepraleiskit progos. O čia tiesiog rimtas planas. Vat jau sugalvojo jaunikaitis nukeliauti į kitą krantą, į kitą horizontą ir jis sugalvojo, kaip pasidaryti laivą ir kaip juo nukeliauti. Tai jūs rytoj gausit savo atsakymą. Į tą klausimą, kažkokį klausimą, kaip tai padaryti, iš kur gauti pinigų, iš kur gauti naujų rūbų, iš kur gauti naujų planų ar naują mašiną, jūs rytoj gausit atsakymą, kad ir tai bus labai, labai aiškus atsakymas. Jūs suprasit, kad tai gauti lengva. Jūs nustebsit, kaip jūs anksčiau to nesugalvojot. Gal jūs jau seniai ruošiatės įkurti verslą ir vis bijojot ir vis galvojot, kaip tai padaryti. Jūs rytoj aiškiai suprasit, kaip tai padaryti. Gal jūs norėjot kur iškeliauti ir vis galvojot, kaip tai padaryti, iš kur gauti pinigų, kur gauti paramos ar kažkokių tai idėjų ar dar kažko. Jūs rytoj gausit šitą atsakymą. Jūs labai apsidžiaugsit jį gavę. Jūs labai apsidžiaugsit atradę tą ketinimą, tą planavimą, nes jūs suprasit, kad tai įmanoma, kad tai absoliučiai įmanoma, jums reikia tik tai žengti žingsnį ir viskas išsipildys. Ir tai jūs labai pradžiugins ir net neabejokit.